Sveiki gyvi, esu Dominykas Domarkas, Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius. Kviečiu visus žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje. Video studija Kaune. Čia aukščiausias cikloramų Lietuvoje, turime puikų apšvietimą, galimybę save matyti realiu laiku, įdomių ir originalių interjero sprendimų. Ateik, mes tau galim padėti. Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Krepšinio pasaulyje. Dažni svečiai Karmėlavos oro uoste mūsų žalgiriečiai, kaip ir Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė, kai Vilniaus oro padangę užteršė Lukašenkos balionai, būtent nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė vadovaujama Rimo Kurtinaičio čia iš Karmėlavos pakilus skrydžiu į Londoną, kur laimėjo labai svarbes rungtynes. Jas prisiminėme kartu su Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinio sekretoriumi Dominyku Domarku. Akivaizdu, kad FIBA langai yra sunki sistema visoms stiprioms rinktinėms, susidūrėme mes irgi su tuo. Kaip vertinu, tai yra sporto dalis, vertinam kritiškai, taip, norėjusi laimėti, tai buvo labai svarbios rungtynės su italais. Taip, Londone pasisekė, žinot, sekasi geresniems, bet smagu, kad tai pasisekė, ištraukiam. Kažkiek nesvarbu kaip, svarbiausia gaunamas taškas, tai tikrai padarysim išvadas. Vienintelis tikslas yra būti pasaulio taurės čempionate. Pirmą kartą aš krepšininką Dominiką Domarką, asociacijos generalinį sekretorių, pamačiau, kaip jis, staugia iš džiaugsmo Londone. Žinot, tokia pergalė, kur jau tikrai galvojau, kad mintimis buvau su pralaimėjimu, tai tikrai iššaukė emocijas, kurių tikrai neslėpė. Kokie keiksmažodžiai buvo Klaipėdoje? Mintise. Kur mes galim dabar koncentruotis ir tikrai didelį dėmesį koncentruosim, tai yra jaunimo ugdymo sistema. Tikrai stiprinsim, sieksim, kadangi masiškumas nėra toks didelis, tai eiti į kokybę ir stengtis, kad žaidėjai užaugtų kuo didesnės kvalifikacijos. Tai tikrai turim sistemą, matom, kaip tai padaryti. Trečiadienį iš Karmėlavos oro uosto užsakomojo lainerio Paryžiun išskrido, o penktadienį sugrįžo Kauno Žalgirio krepšininkai. Jie žaidė Eurolygos rungtynes. Paris Basketball 105, Žalgiris 108. Skambant valsui po Paryžiaus dangum, specialiai sulėtinsim vaizdą, kad įsimintume neregėtą iki šiol žalgiriečių pergalę su sprinterių varžybomis ir su 213 taškų per 40 minučių. Tai buvo gražiausios rungtynės su krepšininkų treneriu ir mūsų visų tikėjimo, viltimi ir meile. Ne vieną kartą matėme, kaip sunkiai komandos gimdo taškus, o fanai, žiūrėdami bedvasį žaidimą, norėdavo, kad kuo greičiau viskas baigtųsi. Meilės mieste Paryžiuje abiejų komandų gerbėjai tokiu spektakliu buvo labai patenkinti. Ir žaidėjai smaginusi, kiek norėjo. Lyg būtų už Atlantų, užmiršę gynybą, skrodė vieni kitų krepšinių lankų tinklelius. Žalgiriečiai žaidimą atakavo 59 tritaškius 48% taiklumu, atkovojo 39 kamuolius, atliko 22 rezultatyvius perdavimus. Tai kur kas geriau nei varžovai. Tačiau daug kartų keitėsi rezultatas, tai prancūzų, tai lietuvių komandos turėjo dviženklį pranašumą. Liko žaisti 3,5 minutės lygų, 95-95. Arenoje karšta, bet Tomas Masiulis kaip niekada ramus, net ir tada, kai Paris Basketball likus 21 sekundę minimaliai pirmauja 105-104. Bet mes turime Francisko ir Tubelį, kurių duetas likus 11 sekundžių vienu tašku išveda Žalgirį priekin. Net ir talentingi prancūzai nesugraibo kamulio, paleisdami užribin. Vienintelis išsigelbėjimas pražanga, bet kapitono Ulanovo ramybė deda tašką, nes šeimininkams nugarą atsuka krepšinio deivė. Pergalė, kurios tvirtovę Paryžiuje apgynė ne tik Silvaino Francisko, Viljamsas Gosas ir kiti legionieriai, bet labiausiai šaunus lietuviai karžygiai. Aukščiausias iš jų Laurynas Birutis
17 taškų, 6 atkovoti kamuoliai ir 27 naudingumo balai. To dar nebuvo. Tikras krepšinio ąžuolas yra Tubelis. Dvigubas dublis, 17 taškų ir 11 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 3 blokai, atnešę 25 naudingumo balus mūsų ąžuolai. 19 efektyvumą pasiekė kapitonas Edgaras Ulanovas, pelnęs 14 taškų ir atkovojęs 4 kamuolius. Laimėjom 108-105, bet ir nepasisekus nepyktume, nes paragavome superinių krepšinio tortą. Gerai, kad mes prisimename ir buvusiusius. Vienas iš jų Stepas Butautas, docentas, krepšininkas, treneris, žinomas ne tik tai Lietuvoje, Europoje, bet ir Kuboje. Jo šimtmečio proga Lietuvos sporto universitete buvo surengta atminimo popietė. Vieniems jis buvo bičiulis, kitiems buvo kolega, vieniems buvo treneris, kitiems buvo pedagogas, dėstytojas, o man ir mano seseriai Vidai Butautaitei Grinienei buvo tėtis. Būti TSRS moterų rinktinės treneriu tais laikais lietuviui tai buvo tiesiog stebuklas. Tai tu turėjai būti daug geresnis už pačius geriausius. Koks jis tai buvo? Nuo didžiausios tėčio vertybės tai buvo sąžiningumas, begalinis atsidavimas darbui ir žodžio laikymas. Žinau, kad labai gražiai dainavo, labai gražiai bendravo su jais, žinau, kad visi jį mylėjo. Gal nelabai kerštas, gal aš taip manau, nes jeigu jį myli žmonės, kurie dabar čia suėjo visi, tai reiškia viskas labai gražiai. Pasakykite, bet kas, žinot, antrą tokią šeimą, kur Stepas Butautas, vyras, Ona Butautienė ir jų vaikai būtų tokie iškilūs ir garbingi žmonės. Mano tėvo bendramoslis, viena klasė buvo žemiau Aušros gimnazijoje, yra jo ekscelencija Valdas Adamas. Vienas kitą rėmėme, gerbėme, aš tiesiog žavėjausi jo vėlesnę krepšinio gyvenimo atkarpą. Išsiskyrėme, aišku, kas išskyrė gyvenimas mane už Lietuvos ribų. Jam Lietuvoje, kaip sakant, vienintelis, kaip sakant, šviesulys sporto gyvenime buvo vis tik tai krepšinis. Ir tikrai pergyvenom vieną tą susitikimą dabartinį, džiaugdamėsi, kad gyvenime vėl galėjome nors trumpam kartu pabendrauti, pasidžiaugti jau laisvos Lietuvos gyvenimu. Butautas išspręsdavo praktiškai visus klausimus, bet taktikoje jis nepamainomas. Tai šiuo atveju aš manau, kad Eurolygos trenerių šiuo laiku tarpe jis būtų vienas iš pačių geriausių. Vienas iš pačių geriausių, neperėdė. Kadangi jo analizė buvo ir jis išreikalaudavo tos analizės, jūs tenai žiūrėkit, duodavo užduotis ir panašiai. Tas periodas, tai buvo 77 metai, universiada, kada praėjom visą kelių mėnesių pasirengimo ciklą, turnyrus ir pačią universiadą. Tai buvo vieni turbūt ryškiausių, kurie aplamai mano krepšininkų sportininko karjerai buvo. Tai jo tas išvalgumas, patyrimas, supratimas, taip perteikti tokiais žodžiais, nes žinot, vieni treneriai ten 39 pasako, ką reikia žaisti, tam žaidėjai susimaišo ir nieko atsimena. Aš jau paprastas dalykas. Laimėjo 3 Europos čempionatus, auksą su moterimis, 2 pasaulio čempionatus. Apie trenininkus galiu pasakyti, kai išklausyti labai daug buvo paminėta, labai puikių trenerio savybių, o šis buvo kaip ir tėvas. Ačiū labai. Žalgiriuje tėvas buvo nuo 75 iki 78 metų. Dėkingas labai Stepui Butautui už tai, kad tikrai suteikė man tokio pasitikėjimą. Aš tapau, kaip ir sakiau, vienu tokiu pagrindinės komandos žaidėjų. Jo treniruočių procesas jau buvo aukšto lygio lyginant prieš tai buvusiais treneriais dviem. Taktika, fizinis pasiruošimas visai kitoks buvo. Jis buvo katedros vedėjas. Tai buvo labai sąžiningas, reiklus. Viskas turėjo būti padaryta teisingai.
Apie garbingą trenerį žmogų kalbėjau ir aš, nes 1979 metais treneris Stepas Butautas ne tik leido sporto halėje rengti time out valandėlės, bet ir už jas dėkoju. Mane paskatino rengti televizijos krepšinio pasaulius. Mano buvęs kolega, televizijos režisierius Raimondas Čaikauskas sutiko 91-ąjį savo gyvenimo gimtadienį ir įdėmiai stebė visas rungtynes. 1968-aisiais jis pradėjo dirbti televizijoje. Balandžio mėnesį aš perėjau į televiziją. Išėjau iš teatro ir perėjau savo norų, kaip nekeista. Tave, Raimondai, Vincas Aleknavičius pakvietė į televiziją transliuoti krepšinio. Sako, pabandyk. Mygtukai tie kažkokie, ekranai, viskas. Tiesiog keista, nežinai, tiesiog kaip. Tai kaip sako, ką nuspausi, ta žiūrovas matys. Taip pat vieną kartą. Jau kitą kartą kažkaip jau prieini, arčiau jau prieini prie tos aparatūros, ne iš tolo stovi. Taip pat po truputį mes paėmėm ir nufilmavom. Rungtynės kažkokios gan svarbios buvo Kauno sporto halėj ir mes su vienu kameros įjungimu nufilmavom visas rungtynės. Jeigu stopas, tai kamera užvažiuoja ten ir parodo, kodėl tas stopas, kas ten tokio. Vienu žodžiu buvo visos rungtynės. Tai paskui paskambino Arnatulevičius turbūt. Sako, klausykit, dar šitaip nemačiau. Tai čia mums buvo toks jau ordinas. Buzelė Petrą kas pakvietė? Pakvietė, man atrodo, jo draugas Matulevičius. Jūs abu ruošitės ir Maskvos olimpinėm žaidynėm, vienas komentuot, kitas režisuot transliacijas. Petras Buzelis turėjo vykti į Maskvos olimpinę žaidynę. Bet po to, kas įvyko, man teko vykti vienam. Amžiną atilsį, Petrai. Šių kamuolių Kadmėlavos oro uoste negalima nusipirkti, bet paėmus juos į rankas galima žaisti krepšinį, nes man niekur neteko matyti oro uostuose, kad stovėtų krepšinio stovas, būtų nubraižytos linijos ir belaukiantis galėtų pamėtyti į krepšį. Panevėžio Lietkabelio krepšininkai atskridę į Stambulą žaidė Europos taurės rungtynes su stipria Bešiktaš komanda ir 85-94 pralaimėjo stipriai Turkijos komandai. Pratęsimo galėjo ir nebūti, nes atsiliekant 72-75 panevėžiečiai po Aisto Kulamai dvitaškių priartėjo per minimumą, o turkai, gindami krepšį, tuo metu dar ir prasižengė. Kamuolys vėl Lietkabelio rankose ir taiklusis Kulamai nuo lentos pelno 3 taškus, 77-75 mes jau priekyje. Bešiktaš neįmeta, o panevėžiečio amerikietis Froversas smeigia dar vieną tritaškį ir Lietkabelis jau priekyje 5 taškais. Lieka 29 sekundės. Šeimininkai pataiko tritaškį ir jau 78-80. Lieka vos 18 sekundžių. Mes 2 taškais pirmaujam, deja, išsimesdami ne tik prarandame kamuolį, bet ir prasižengėme. Bešiktaš žaidėjas įmeta 2 baudas ir rezultatas lygus 80-80.
Toliau Stambulė buvo liūdna. Per pratęsimą Bešiktaš smūgiavo 12-0 ir kaip dera Europos taurės grupės turnyrų lyderiams iškovojo pergalę 94-85. Klaipėdos Neptūnų krepšininkų šį kartą nevargino skrydžiai, nes Vroclavo Šlionsk komanda pati atskrido į Klaipėdą. 103-87. Neįprastas akiai rezultatas. Europos taurės rungtynėse klaipėdiečiai nugalėjo vroclaviečius. Teisingas, bet apgaulingas šis pergalingas susitikimas 16 taškų skirtumu. Prityrė Šlionsko vyr treneris Latvis Ainaras Bagackis po rungtynių tikrai neužmigo. Lenko komanda nuo pirmų minučių gerai gynėsi ir taikliai atakavo iš toli, turėjo net 17 taškų persvarą. Ir šia tau, kokia šiandieninio krepšinio metamorfozė. Tačiau dėl tokio virsmo krepšinio aikštelėje tikrai neramiai miegojo ir Neptūno vairininkas Gediminas Petrauskas. Iki pertraukos deginė savo nervų ląsteles dėl prasto auklėtinio žaidimo. Jaudinosi jis ir tada, kai ketvirtojo kėlinio pradžioje klaipėdiečiai įsiveržė priekin, turėjo 5 taškų persvarą, bet pagrindinis rungtynių laikas užfiksavo lygiąsias 83-83. Nežinia, koks pavasariškas gruodžio vėjas buvo virš Baltijos jūros tą vakarą, tačiau per papildomas 5 minutės Neptūnas Švyturio arenoje sukėlė audrą po Arno Beručkos ir Vitalijaus Kozio tolimų patrankos šūvių. Salgi Neptūnų pergalė 103-87. Vilniaus kibirkštis toks žaidė FIBA Europos taurės atkrintamąsias rungtynės su Italijos Magnolija basket komanda. 87-70. Taip baigėsi pirmusios vilniečių moterų 16 rungtynės su nelabai girdėta Kompobaso komanda. Tačiau, kaip teisingai sakoma, dabar visi moka žaisti ir gali turėti savo krepšinio komandą. Reikia tik pinigų. Ir geros krepšininkės iš už Atlanto mielai atskris uždarbiauti. Reikia legionierių, bet savos krepšininkės yra ne tik mielesnis, bet ir patikimesnis. Kaip gali nesidžiaugti, kai iš turtingų užsienio klubų į gimtinę sugrįžo Giedrė Labuckienė ir Kamilė Nacickaitė. Puikiai gynėja pelnė daugiausiai 22 taškus, o Giedrė, kaip ir daugelį ūsį, įmetė varžovams po 10. Lietuvos sporto žurnalistų federacija surengė 12-ąjį krepšinio turnyrą. 56 metų veterano Rolando Skaisgirio tritaškis paskutinėmis finalo rungtynių sekundėmis Lietuvos Ryto komandai lėmė pirmąjį žurnalistų krepšinio čempionų titulą. Lietirtiečiai 30-27 nugalėjo Basket News, 2 paskutinių turnyro nugalėtojus. Po 3 čempionatus yra laimėję Kauno ir Panevėžio žurnalistai. Šiemetinis čempionas Rolandas Skaisgirys, vyriausias čempionų komandos žaidėjas, finale buvo ir rezultatyviausias 12 taškų. Kitas komandos veteranas 52 metų Eligijus Redeckas įmetė 9 taškus. Basket News komandos lyderis 30-metis Augustas Šuliauskas finale savo komandai pelnė 14 taškų. Trečiąją vietą tradicinėme turnyre iškovojo Kauno žurnalistai. Mažajame finale 35-23 pranaukė komandą baudos aikštelė. Lietuvos Ryto žurnalistai komandos vadovė Eglė Šilinskaitė Puškorė sakė, šis čempionų titulas mums ne šiaip pergalė, kasmet daug aistrų keliančiame žurnalistų turnyre. Šis laimėjimas tarsi prasmina visus tos 12 metų, per kuriuos absoliuti dauguma mūsų komandos narių pražilo, o traumos ir skausmai tapo nuolatiniai palydovai. Esame vos viena iš 3 komandų, nepraleidusių nė vieno čempionato, bet tik pirmą kartą pagaliau jį laimėjusi. 21-ąją šventę surengė Lietuvos sporto žurnalistų federacija, kuri apdovanojo geriausius kūrėjus ir jų talkininkus.
Norime pagerbti ir mūsų kolegas už ryškiausius metų darbus, už jų nueitą kelią sporto žurnalistikoje. Ir pirmoji premija – Vytauto Gudelio premija už sporto idėjų propagavimą. Nugalėtojų tapo Algirdas Plungė, įvairių knygų apie sportą autorius, Klaipėdos sporto istorijos, proginių ekspozicijų rengėjas, vienas Lietuvos sporto enciklopedijos autorių. Mindaugo Baryso premija už metų darbą. Nugalėtojas Gustavas Klikna. Už 15 minučių portale skelbtus straipsnius Lietuvos krepšininkės nebenori kęsti trenerio prisilietimų. Mums tiesiog šleikštu ir moterų trenerio skandale naujos istorijos. Jis ją pasisodino ant kelių. Metų vaizdo ir garso turinio projektas. Basket News ir tinklalaidė Off the Record. Jūsų plojimai. Šios tinklalaidės vedėjai Donatas Urbonas ir buvęs krepšininkas Martynas Pocius. Donatas Urbonas yra išvykęs į Eurolygos rungtynes. Martynas Pocius gyvena ne Lietuvoje, Madride ir negalėjo apsilankyti šioje apdovanojimų ceremonijoje. Aleksandro Krukausko premija už gyvenimą paskirta sporto žurnalistikai. Premija yra teikiama žmogui, kurio dėja taip pat šį vakarą su mumis nėra, bet mes norime pasveikinti Alvydą Staniulį. Jūsų plojimai. Vytauto ir Vytauto Saulių premija geriausiam jaunajam iki 30 metų sporto žurnalistui. Tai yra LRT sporto grupė žurnalistas Benas Klimaitis. Virgilijaus Mundrio premija skiriama geriausiam metų sporto komentatoriui. Ir tai yra Ervinas Kvitkauskas. Keliaukime į Romos Grimberginės premiją už ryškiausius metų darbus. Basket News žurnalistas Donatas Urbonas, dar kartelį jūsų ovacijos. Metų nuotrauka skelbiamas Josvydas Elinskas. Ir jo nuotrauka, kurioje užfiksuotas Lietuvos boksininkas Egidijus Kavaliauskas kovojantis Kaune. Dideli užaugom, parašyta Karmėlavos oro uoste, kaip ir krepšininkai mūsų dideli. Na, leidžiamės žemyn, nes baigėsi ši laida Krepšinio pasaulyje. Dar šiais metais vieną kartą susitiksime, bet po to tik tai sausio 11-ąją, kai mūsų programai Krepšinio pasaulyje sukaks. Video studija Kaune. Čia aukščiausia ciklorama Lietuvoje. Turime puikų apšvietimą, galimybę save matyti realiu laiku, įdomių ir originalių interjero sprendimų. Ateik, mes tau galim padėti. Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.